Tai labas bičiuliai, esame Kėkštų projekte. Grįžome į antrojo etapo darbus, pagaliau matom jau atsiradęs yra kelias. Prieš tai, kai buvom čia atvykę, buvo tik pamatai. Nebuvom tik 5 dienas, o jau matom 4 namai išdygo kaip grybai po lietaus, bet ne lietus pas mus, o sniegas truputėlį atkeliavo. 5 namų, tai yra 4 namų mūro darbai. Jau, sakyčiau, ne tik įpusėję, bet ir į pabaigą. Montuojami skydai ir ruošiame betonuoti sąramas. Jau spalio mėnesį buvom sustygavę darbus antro etapo darbams. Turim sėkmingai vykstantį projektą tik dėl to, kad planavimas buvo labai teisingas. Projekte šiuo metu dirba 11 žmonių. Viskas vyksta ir nesustoja. Mūsų rangovas teisingai planuoja. Tikimės, kad darbai nesustos ir viskas vyks pagal planą toliau. Turime beje užbaigti būtent šitą etapą jau vasaros pradžioje. Einam pakalbinsim Audrių, ką nors papasakos įdomiau apie statybą. Audriau! Labas. Kaip statybos, kodėl taip greitai viskas vyksta? Nes viskas iš anksto suplanuota. Yra kokių nors kliurkų? Yra. Ar matėt? Matėm, jau truputėlį rodėm, papasakok istoriją. Atvažiuoju, sako, turiu prisipažinti, matau, kaip žemę pardavęs, babkatystas, sako, įkaliau netyčia, paskutinę akimirką į pamatą. Pažiūrėjom, atvažiavo pamatų rangovai, sako, nieko tokio, ne pirmą kartą pataisysim. Pasakė, kur atmušam ir laukiam jų atvažiuojančių vėliau sutaisys. Tai ačiū Dievui, kad ne į namo pamatą, ar ne? Jo, nes pamatas tai būtų rimčiau. Čia pavėsinės, tai jokių problemų. Mūsų babkatistas, kuris pila smėlį ir lygina visą čia reljefą, nepamatė truputėlį, atsitrenkė į stoginės pamatėlį. Ačiū Dievui, kad ne į namo pamatą, nes būtų ko gero daugiau reikalų, bet viskas pataisoma, sutvarkoma, kada jau pradėsime kitų 4 pamatų liejimą, kas turėtų būti apie mėnesis laiko, o sutvarkysim kartu ir čia.